filmuoja, paspaudė tą rekordą. Rimtai. Labas, Janukė. Ką galėtum padaryti dėl mūsų studentų atstovybės? 3 dalykus paprastus. Susilaužyti koją, ranką, ir nusipirk batus kitus. Galėčiau labai pasistengti iki kitų metų nustoti žiaumoti savo lūpas. Galėčiau padaryti plakatą, skrajutę, filmuką ir iš esmės viską, kas tik būtų mano jėgose. Galėčiau padėti kitiem, galėčiau patart, galėčiau kažką pasakyti gero arba blogo. Na? Viską. Ką reikia linai. O man dar... Ką lieka, tą daro? Galėtum padaryti dėl mūsų atstovybės. Dėl status galėčiau paukoti savo bakambardus. Galėčiau šifruotis kiaurą dieną. Žinote, ką galėčiau padaryti dėl studentų atstovybės? Ne. Ar žinote, ką galėčiau padaryti dėl studentų atstovybės status? Galėčiau kiekvieną vasarį pastoti nuo kolkos. Viskas. Klausimas. Ką galėtum padaryti dėl mūsų studentų atstovybės? Galėčiau iškepti, aš galvoju, tortą, nes dar mano niks kulinarinių sugebėjimų nežinau, tai manau galėčiau iškepti labai skanų tortą. Ką galėtum padaryti dėl mūsų studentų atstovybės? Primušti tautį. Dėl mūsų studentų atstovybės padaryčiau daug, bet tas dalykas, ko iš manęs visi turbūt norėtų, tai patylėčiau. Tiesą pasakius, reikia net pagalvoti, ko aš negalėčiau padaryti. Nes į galvą ateina daug visokių linksmų ir keistų dalykų, kuriuos galbūt galėčiau padaryti. Bet tikriausiai, kaip ir paskutiniu metu, tai labai daug kartų dariau, tai atsisakyti tų mergaitiškų principų. Galėčiau pratęsti tradicijas ir stengtis, jog jos išliktų. Atvežti porą fūrų pilną monsterį. Pirkčiau dramą? Taip. Aš tai rašiau protokolus. Dėl status galėčiau pasiskusti savo koją. Tik vieną? Abi. Dėl status galėčiau nuskusti kilogramą bulvių, iškepti bulvinių blynų. Kada iškepsite? Po 2 savaičių. Pagaminti po arbatos puodelį visiems greičiausiai. Ką aš galėčiau pasakyti? Linksmų akimirkų buvo daug. Buvo ir ašarų, ir juokų, ir gerų emocijų, ir apsikabinimų. O, labas. Norėjau pasakyti, kad linksmiausias įvykis buvo atstovybėje tada, kai Karolį. Vienas smagiausių akimirkų atstovybėje buvo pernai metų gimtadienis, kai nedidelėje erdvėje buvo krūva žmonių ir visi beprotiškai smagiai linksmomis. Visos akimirkos atstovybėje buvo smagios, bet smagiausia tai galbūt kai Karstokiam po mano didžiulio feilo visi padėjo ir padarė gerą stovyklą. Buvo mūsų gitarų vakaras. Ta akimirka, kai visi nusileido prie Kuršeto, buvo susirinkus mūsų visa administracija, mūsų draugai, atstovybės nariai ir šiaip svečiai. Visi šnekučiavosi, buvo linksmi, laimingi, valgė ir buvo beprotiškai smagu. Tai labiausiai įsiminė atstovybėj, kai vasarą žiūrėjome krepšinį, atrankinės varžybos, pasaulio čempionatas Lietuva prieš Makedoniją. Ir aš krepšinį nelabai domiuosi, tai tiesiog nežiūrėjau. Tai mane paėmė surišo su odiniais diržais prie kėdės ir privertė žiūrėti. Ir aš labai sušilau, bandydamas atsirišti, tai suprakaitavau. Prakaitas. Ir tada negalėjau atsirišti nuo odinių diržų. Ir tada teko tos diržus nupjauti. Buvo smagu. Įsimintiniausia akimirka buvo prieš metus Sambaryje, kaip mes buvom pirmakursiai ir rodėme savo šokio sugebėjimus ir balso buvo daug ilgesnė. To niekada nepamiršiu. Daug kas girdėjau, kalbėjau apie baidarės, tai man baidarės irgi labiausiai įsiminė. Teko baidarį vienai parkuoti, teko vienai kelti baidarę per rąstus. Ir
grįžti apie 11 nakties, ne į stovyklavietę, jis į kažkokį krantą. Visiems, kai buvom visi visiškai sušalę, sušlapę, sukasti vadų. Tada buvom visi pikti, bet tai pagalvoju, buvo labai linksma. Tai kas be ko, kai buvo praeitų metų pavasarį didelė ledinio rinkimai, tai chebra labai nuostabiai palaikė, visą laiką pylė tinkamą gėrimą, nu ir ką laimėjo. Linksma? Ja. Tai kad linksma, tai kas negerai. Jeigu jums linksma, nereiškia, kad man linksma. Kaip aš pamečiau savo naujus kroksus, tus Maximum. Tarp kitko, ten buvo ne kroksai, o floksai. Na, floksai. Patiksai. Pamečiau savo vieną floksą upį įtraukį. Buvo toks ir Deivis. Jūs dvysia kažką darėte? Ne taip mane suprato, to nebuvo. Kai plaukėm baidarėmis ir mane jau buvo užpuolęs bejėgiškumas, kada buvo apsikabinęs rastą, mane po vandeniu traukė srovė ir priplaukęs Tautvydas su Rasa bandė išgelbėti kabutėse. Aš dėjau koją ant baidarės ir jie paprasčiausiai nuplaukė besijuokdami. Aišku, mano stiprios rankos padėjo man išgyventi. Iš tikrųjų yra sunku išskirti tą vieną akimirką, bet kas tikrai yra malonu, tai kai po kiekvieno renginio dar pilni įspūdžių mes sueinam, susėdam ir aptariam. Buvo praeitais metais, turbūt kažkur tokiu pat metu, kai buvo Baltech mainai. Neatsimenu, kiek laiko truko, turbūt 4 dienas, bet kas liko Estijai, tas ir liks Estijai. Aš nežinau, aš nežinau. Klausimas būtų toksai. Antanai, ką tau Stasius davė kaip asmenybei? O dievai, toks klausimas. Tobulėjimą visose srityse. Viskas. Palauk, tau nepasirašau. Jie keisti, O, dieve. jie žiauriai keisti ir šokį keistuolį. Ką galėtum pasakyti apie Karolį? Man priklausys tai, ką aš darysiu. Jokio seksualinio priekabiavimo, man tautis, bet tai ne tu. Ai, kiščiau mažas išgrįžti. Gal taip ritmingai žemoji? Ar suvalgytai 6 sausainius per minutę? Man čia numeskė pirštą. Šitą įdėk į video. Na, baigit jau? Mes dar nepradėjome. Užbaigsime, kai išjungsiu kamerą. Būtinai. Važiuosim pas grybą, važiuosim. Kur pienas? Duok man pieno. Anam gerai. Aš dužęs, rimtai. Aš nedužęs. Serious. Rasa, manęs tavo veidas. Ką man dar padaryti? Gali parodyti savo talentus. Ką tu? Aš ne. Ką tu? Aš negyvas, aš negalima filmuoti. Čia Antanas? O, susikiša. O telpa pas Antaną. Susikiša. Ir telpa dar. Kokių žandukai. Tautydai, nu baig mane filmuoti. O, gal aš nepagalį. Tokia minkšta pagalvėlė. Ką valgai? Kėdelio sausainiai patys geriausi pasakystė. Bet kai visada žinai to trūksta, litriuko pieno. O, pasibučiuokime. Ar turi merginą? Ne, šiuo metu neturiu. Ir nesusirasi. Ponas Justinai. Kas jums yra Stasius? Ina vargas dar, ar dar? Perduodu linkėjimą savo močiutei ir studentiškai atstovybei Pamfisa. Stasius jūs myli, čiap čiap. Eigi, linkiu tau nieko. Visą laiką gyvenime norėjau sudalyvauti
kartus kaip tavo konkursai. Bet dėja, iki šiam laikui neteko. Nežinau kodėl, bet tačiau gali būti pirmas kartas per trečias gimtadienį. Atvirutė irgi daug žadanti su perspektyvom, ne bet kokia. Ir gerai, kad tai ne. Ir veržiesi, svajoji. Kad čia apsaisi linksmai. Arba tyliai verki. Ir gerai, kad sava širdimi Išmatuoji. laimę, džiaugsmą, kančias. Neturtis ateityje. Juk žinai, nebegrįžt atgalios. Kas praeina. Su gimtadieniu, status, tortus. Ir status pildo svajones. Susilaikom nuo komentarų. Be komentarų.